Tai dėl kogi mes čia susirinkom, taip sakant, prie šito stalo. Tai norėjau padiskutuoti su jumis, pakalbėti apie mokymus, apie tendencijas, apie tai, kokias patirtis turite, nes visi esate skirtingų pozicijų, skirtingos patirties žmonės ir norisi išgirsti būtent jūsų tas patirtis. Kada atsirado pirmieji mokymai, kurie yra labiau softiniai apie bendravimą, apie komunikaciją ir panašiai. Nespėjau čia tu, kai kalbėjai, marketingas ir panašiai, o kada atsirado tokie... Jo, softiniai mokymai, aš manau, kad jų toksai rimtesnis gimimas su tuometiniais prekiniais ženklais arba brandais iš mūsų mokymų industrijos, tai aš galvoju, buvo kokie nors ten 2004, ar ne, kai vis dėlto jau sugebėjo ir mūsų formali edukacinė sistema šiek tiek transformuotis, ar ne, pradėjo universitetai siūlyti tam tikras vadybinės programas, tai tada atsirado tas fokusas, kad tai matyt, kad nepriklausomai nuo to, kad mes esam susitvarkę savo kompanijos veiklą, bet tai kažkaip parduoti reikia, ar ne, kažkaip reikia dėrėtis ir atsirado tas poreikis tų minkštųjų įgūdžių, tų minkštųjų žinių ir iš esmės buvo tam tikras metas, kai realiai visi mokymo tiekėjai arba visa rinka labai stipriai šoko būtent į tą sritį ir tam poreikis matyt dar buvo ir iš tos perspektyvos, kad aš neatmesčiau, kad ir dabar tos poreikis išlieka su ta mintimi, kad dažniausiai tų minkštųjų įgūdžių mūsų nemoko universitetuose. Ar ne? Iki šiol, jeigu mes kalbam apie lietuvišką kontekstą, lietuviškus universitetus, arba nėra tos teisingos integracijos, ar ne, tarp kietųjų dalykų, kaip aš vadinu, ar ne, ir softinių dalykų, kurie reikalingi tam, kad dalykai atsitiktų. Ar ne? Tai tada buvo didelė naujiena videokamera, ar ne? Video treningų toks mistinis formatas atsirado, kai staiga mes filmuojam, pamatom save, kai iš to daromės kažkokias refleksijas ar išvadas, tai čia sakyčiau, toks labai didelis bumas buvo iki 8-9 finansinės krizės, ar ne? Tai softas tada labai stipriai karaliavo ir netgi, sakyčiau, buvo tam tikrų naujų tematikų, kaip antai vadovavimas arba vadovo rolė gimimas, ar ne? Nes tuo metu staiga mes supratom, kad nepriklausomai nuo to, kaip gražiai atrodo mūsų finansinė ataskaita ar balansas, vis tiek aš turiu žmonės, aš turiu komandą, yra tam tikri procesai organizacijai, kurių tu negali pamatuoti skaičiais, ar ne, arba labai paprastai pamatuoti skaičiais ir kad dar yra tas human factor, tas žmogiškas faktorius, kuris labai stipriai įtakoja mūsų veiklą, mūsų organizacijos efektyvumą arba rezultatus. Ar ne? Tai tada mes pradėjom galvoti, kad vis dėlto reikia vadovavimo įgūdžių, reikia pardavimo įgūdžių, reikia darbo su klientų įgūdžių, nes prie viso to, kas vyko tokioje makro kontekste, tai atsirado dar konkurencija labai stipri, ar ne? Tai tas reiškia, kad mes turėjom pradėti kažkaip išsiskirti iš kitų ir aišku, ta labiau žmonių įgūdžių dalis, ar ne, vienoje ar kitoje srityje, ar ne, ar tai būtų darbas su klientu, ar tai būtų vadovavimas, jis įgavo didžiulę reikšmę ir prasmę. Šitoje vietoje man labai gerai priminė apie, soft skillsų skirtumą tarp Lietuvos ir vakarų. Kadangi mes dirbam tarptautinį environmentą, tai matosi labai tas dalykas. Ir aš sakyčiau, kad vėliau paminėjai apie tai, kad universitete nemoka soft skillsų. Ne universitete soft skillsai turi prasidėti, realiai jie turi prasidėti šeimoje visų pirma, darželis, mokykla, nes man labai įdomu palyginti, pavyzdžiui, Lietuva, mūsų švietimo sistemos rezultatą, tarkim, vidutinį ir kokį Vokietijos rezultatą vidutinį.
Vokietijos, atrodo, eilinis darbuotojas, ten joks ne vadovas, nieko su elementariu išsilavinimu, startinė junior pozicija, jo soft skills yra, lyginant su lietuviu, šviesmečiais prieki. O jeigu įvardinti, kas būtent skiriasi, žinai, kaip tai pastebė tie skirtumai? Komunikavimas, gebėjimas susitarti, gebėjimas paaiškinti, gebėjimas save pasistatyti į poziciją gerą, žinai, savo, tarkim, tiek savo autoritetą susikurti, kad tokį, kad tavęs klausytų, tiek situacijose, tarkim, komunikuoti taip, kad tavo žodis būtų svarus, žinai, ir tai, kad tu pasakai, būtų priimto kaip argumentas ir jis neskambėtų nei kažkoks labai kaip keistas absoliučiai, žinai, nieko nereiškintis ir kurio tu lengvai negali nuginčyti. O pas mus čia atrodo reikia praeiti, žinai, 100 mokymų, baigti 1000 akademijų, čia prisamdyti konsultantų, kad išmokytų žmonės elementarių, tų visiškai paprastų bazinių soft skillsų, kurių reikia. Ir kai tu minėjai, kad gal lemia rezultatus, tai aš galiu sutikti, žinai, su ta fraze, kur tu sakai, soft skillsus yra sunku pamatuoti. Įmonė, ypač ta prasme, jos nėra taip easy pamatuoti, bet jie drastiškai nulemia rezultatus. Jie tai yra didžiulis įtakos faktorius. Tu atsimeni, kada kažkokius pirmus, kiek 13 metų, ne, NFQ? Ne, už 20. Bloga informacija. Tai atsimeni, kada kažkokius pirmus mokymus ieškoja, pamatai kažkokią softinę skillsų, kažkokio trūksta ir mums čia reikia kažkokios pagalbos iš išorės. Pameni kažkokią tokią momentą? Žinai, aš to momento neatsimenu, bet čia kolegos, tai man kartais net, žinai, mane ne tai, kad kaltina, bet iškai patraukia per dangtį, ko tu čia apie tos soft skillsus, ko tu čia sakai, kad tie vokiečiai moko, mes nemokam, žinai. Tai čia, žinok, yra labai labai senai tas dalykas, aš to momento neatsiminčiau, bet iš tikrųjų gal turbūt, kai tu matai tą skirtumą, jisai labai labai pjauna, kaip sakant, rėžia akį ir tu negali nuo jo pabėgti. Ypač, tarkim, paprastam bendravime, ten eiliniuose dalykuose tu to nepamatysi, bet kai tu atsirandi kokioj, tarkim, arba, tarkim, kad ir švelnaus konflikto situacijoje, arba kažkokioj sudėtingesnėj situacijai, kur reikia dėrėtis, tartis, argumentuoti, tada, žinai, atrodo, kad vienas važiuoja su Ferrari, o kitas su Zap. Realiai, sorry, bet taip atrodo, jeigu palyginsim su automobiliais, tai va. Kaip Rūta? Tu mokymuose irgi ne vienus, ne 2 ir ne 5 metus, nebespėsiu kiek, bet ir Transcome, ir Girtekoje. Kiek tu matai nuo tada, kada pradėjai su mokymais dirbti ir dabar linko krypsta visa mokymo rinka, kaip žmonės noriai mokosi, ką tu pastebi? Tai žmonės laiką norėjo mokytis, nori mokytis. Ir mokymų rinka krypsta į tai, kad žmonės nori personalizuoto mokymosi. Nebenori, sakykime, tų paruoštų programų, kurias mes ten metai iš metų vedam tas pačias nuo A iki Z. Žmonės nori savo mokymosi, asmeninio mokymosi kelio, asmenizuoto turinio, personalizuoto turinio. Ir matome, kad rinka tikrai eina link to. Ypač su AI pagalba. Su AI pagalba iš tikrųjų galima tą turinį personalizuoti, pritaikyti kiekvienam žmogui, tu duodi scenarijų ir žmogus, galima sakyti, pradeda mokytis kaip ir to pačio mokymosi, bet pagal jo gebėjimus, pagal, nežinau, jo lygį, pagal pace, pagal šitą greitį mokymosi, žmogus gali susikurti savo mokymosi programą. Nors jau į priekį bėgti, dirbtinio intelekto klausti, kas susijęs su mokymais, bet čia akivaizdu, kad tai daug ką keičia ir mokymus irgi keičia. Tai kaip pas jūs, kas pasikeitė per tos turbūt porą metų, kai jau taip labiau tas dirbtinis intelektas yra, jau matosi tokių stipresnių pokyčių, kas liečia mokymus, pasiruošimą, konsultantų mažiau reikia, dabar nes dirbtinis intelektas padaro. Dirbtinis intelektas, neskaičiau, kad yra porą metų, čia tokie, gal Lietuvoje tokie geri metai, kai mes su dirbtiniu intelektu gyvename. Tai iki mokymų jisai keliauja labai lėtai, nes vis tiek verslas žiūri, kad kaip įdarbinti intelektą ir žiūri ne į mokymus, bet žiūri į tas technologijas, į mūsų pagrindinės sistemas, programas, kaip iš esmės pakeisti šiai dienai žmogaus tą darbą dirbtiniu intelektu. Į mokymus jisai keliauja, bet keliauja labai lėtai. Pagrindė per turinio kūrimą, per galbūt kalbų pasirinkimą, nes dažniausiai mokymai tai nebūna tik tai, sakykim, viena kalba, tai turinio adaptacija į kitas kalbas arba į galbūt, nežinau, į panašų, bet skirtingoms rolėms. Tai gal tą kryptį labiau eina
einame šiai dienai, bet kokiu atveju mes dirbtinio intelekto dar neištyrinėjom iki galo ir matome, kad tikrai panaudoti galime visur, nuo to pačio personalizuoto turinio iki galbūt tyrimo, ne, kiekvienas žmogaus, kokius skilus jisai turi, kokiu galbūt jam trūksta, kur galima pasimokyti, tai identifikuoti vadinamu kiekvieno žmogaus skill gapą ir pagal tai parinkti mokymus. Tai šitas sritis tikrai dar toli gražu neišnarstytas. O Agne, jau 3 metai ir su PVPA tyrimą darai susijusi su mokymais. Ir prieš tai tikrai daug metų mokymuose, tai pas tave kokios įžvalgos tarp tų tendencijų, gal per to, ką mes jau pakalbėjom. Bet iš tikrųjų Vilius pasako ir norėjosi reaguoti apie tą nusiteikimą investuoti į mokymus, nes tai yra viena iš sričių, ką mes tyrėme tuo tyrimu. Tai aišku, to nusiteikimo turbūt sunku palyginti, koks jisai buvo, bet kol kas mes dar tikrai, lyginant pagal tos rezultatus, ką gauname ir lyginant juos su užsienio tyrimais, mes tikrai turime atotrūkį. Ir labai įdomią diskusiją turėjau su socialinės apsaugos ir darbo viceministru. Kodėl taip yra, nes ir jų tyrimai irgi tą patvirtina. Pramonininkų konfederacijos darytas tyrimas irgi rodė labai minimalius ten skaičius. Patvirtina, kad būtent mokymų noras? Ne, investicijos į mokymus yra visiškai minimalios. Mūsų tyrime maždaug pusė tyrimo dalyvių sakė, kad vieno darbuotojo apmokymams per metus išleidžia iki 200 eurų. Lyginant su užsieniu, tai ką mes matom, kokius skaičius iš Amerikos, iš Jungtinės karalystės tyrimų, kokius skaičius matome, tai yra virš 1000 eurų. Aišku, dedamosios yra skirtingos, tipiškai jie į tą skaičių dar įtraukia ir mokymosi personalo kaštus, bet vis tiek atotrūkis nemažas ir valandų prasme irgi atotrūkis nemažas. Mūsų tyrime irgi apie pusę pasakė, kad iki 10 valandų per metus, vienos darbuotojų apmokymams iki 10 valandų. Tai kas tai yra? Tai tikrai labai labai minimalūs tie resursai. Ir reiškia, lyginant su užsieniu, tai vidutiniškai virš 20 valandų, beros 25 ar 26 valandos per metus yra skiriama. Tai turėjom tokią labai įdomią diskusiją, kodėl taip yra. Ir Viliaus komentarai irgi taip kažkaip labai susiejo. O mūsų diskusijai, ką mes išvelgiam, kad taip yra, aišku, vedančios kompanijos, tarptautinės, kurios yra mūsų vienaragiai ir mūsų verslo pažybos, kurios veda į priekį, bet tokių organizacijų yra tikrai nedaug. Ir jeigu žiūrėti į bendrą verslo kontekstą Lietuvoje, tai tiesiog verslo modelis labai daug įmonių yra tiesiog kaip mums pigiau parduoti. Mūsų tikslas yra pigiai parduoti, kad mus pirktų. Ir ką tai reiškia? Kad tada viskas, kas didina sąnaudas, mums tai yra nereikalinga. Ir kol nepasikeis mąstymas, kad mums nepigiai parduot, bet kurti vertę, vertės kūrimui tau jau reikia išlavinto, išmokinto darbuotojo, kuris moka artikuliuoti argumentus, parduoti ir taip toliau. Kuriant vertę, tau visų šitų dalykų reikia. Bet jeigu tavo fokusas yra, kaip parduoti už pigiai, tada viskas, kas didina tą kainą, yra tiesiog verslo logikai prieštaraujantis dalykas. Ir kol nepasikeis, čia aš sakau, neabsoliutinu, tikrai ne visose įmonėse taip yra, bet žiūrint bendrą nusiteikimą ir tą patvirtina tyrimai, kad kol kas tas konkuravimas kaina, jis yra vedantis į priekį ir tai stabdo mūsų ir darbo jėgos, vienas dalykas produktyvumą, ar ne? Bet kitas dalykas, kiek mes, tai ką sako, ar ne, kolega, kad lyginant kitų šalių darbuotojus, jie skiriasi, jie gauna daugiau tų mokymų, jie gauna daugiau tų softinių įgūdžių ir jie gali kitaip visai ir diskusijoje pasirodyti ir gali vienas su kitu daug kitaip, visiškai kitaip bendradarbiauja, ar ne, jie moka išreikšti savo nuomonę, jie moka keisti tą nuomonę, neužsispyrusiai kartoti tą patį, tai visa tai yra lavinami dalykai, kuriems reikia investicijų, tiesiog savaime neatsiranda. Pritarsi, Pauliau? Kaip ir pritarsiu, bet žinai, išsilaika man tas klausimas, kadangi jūs čia mokytojai, tai jūs geriau žinote, ar čia galima išmokyti ar ne, nes tas mokymosi procesas yra toks ilgas, kad šagės, žinai. Ir kaip
Rūta sakė, kad žmonės labai nori mokyti, žinok, ta prasme, aš nežinau, ar su tavim sutinku. Aš irgi šitoje vietoje. Nes aš ką pastebėjau, tai žmonės nori mokėti, bet mokytis, ta prasme, tai žinok, čia yra atskiras dalykas, nes va, tu man ateik ir įdėk mokėjimą, tai šitą aš perku, žinai, bet mokytis, tai čia nuskauda, sunku, čia laiko reikia, ta prasme. Tai va, iš tos pusės tikrai, žinai, aš manau, kad mes, pavyzdžiui, mes įmonėje investuojam daug į mokymus, tikrai, ne lietuviškais vidurkiais ir gerokai daug daugiau, tarsi tiek laikų, tiek pinigais. Bet iš kitos pusės, mūsų, aišku, ir fokusas, mes nesam pigus ir aš šiaip iš viso pigių daiktų nemėgstu, nei paslaugų, nei daiktų, nes dažniausiai, jeigu tu perki pigiai, tai tu perki šlamštą. Nes jeigu tu darai gerą daiktą, iš tai jis įpris brangiau. Jeigu tu turi pardavinėti pigiai, tai didelis požymis, kad tu parduodi šlamštą. O šlamštas, aš jau geriau turėsiu mažiau, žinai, bet gerai, negu labai daug šlamštų. Tai lygiai taip pat, žinai, žiūriu ir su žmonėm dirbam. Mes, kadangi apskritai mūsų darbo rezultatas yra intelekto rezultatas ir žmonių rezultatas. Tai mums žmonių reikia pačių stipriausių ir kiečiausių, nes tik tai taip mes galim sukurti vertę ir tik tai taip mes galim išsiskirti ne tai, kad Lietuvoje, bet mes galim išsiskirti ir pasauliniu lygiu. Tik va dėl to ugdymo, žinai, kažkaip aš norėčiau, kad jisai vyktų arba greičiau, efektyviau, ar dar kažkaip, nes tikrai kartais, tikrai turim tokių pažybų ir žvaigždžių, kur atrodo, žinai, va toks augimas. Ir kitur ten su traktorium traukia su vikšrai, žinai, nevažiuoja visai, įsikabinę į žemę, žinai, ir viskas taip. Dėl to, kad nesiseka ir ignoro, matai, kad trūkumas. Aš manau, čia yra daug dalykų, žinai, yra vienas dalykas, bet kokiu atveju, ką reiškia mokytis? Mokytis reiškia keistis. Keistis, natūralu, nenorim mes, nemėgstam, neskanu, nepatogu. Tai tas yra elementarus, žinai, savyje daryti pokytį, tai reiškia visų pirma pripažinti, kad aš kažko nemoku, arba aš kažką darau blogai, arba, aš nesu dažnai kažkas, tokio, tai tas dalykas yra ir psichologiškai sunku. Tai aš manyčiau, čia yra daug elementų, žinai, vienas dalykas atrasti tą motyvaciją ir kažkiek, žinai, kuklumo, nuolankumo, kad pripažinti, kad aš kažko nemoku ir man reikia mokytis, atrasti motyvacijos, kad aš noriu mokytis ir tada gauti aplinką ir priemonės. Nes jeigu tu neturėsi aplinkos ir priemonių, tai vėlgi, žinai, aš noriu mokytis, bet nieks man negali patarti, neturiu ko pasiklausti. Teorijos šią knygą paskaitau, nieko nesuprantu, pritaikymui aplinkos neduoda, tai koks tas mokymasis. Tai va čia yra labai daug tų elementų, kurie turi susidėlioti, kad tas visas puzlikas susirinktų. Aš tai irgi dar šitoje vietoje gal tik Agnė pati mačiau ir reagavai, tai gal kažką tada tiesiai, kol aš neiššokau su savo trigrašiu. Man tai, aš labai atpažįstu, ką Paulius sakai, ir man viena vertus tai labai siejasi su augimo mąstysenos trūkumu ir apskritai įvardinimu, kas tai yra. Ir tarsi mes, kai kalbam mokymų bendruomenį, mes visi žinom, kas yra augimo mąstysena. Bet kiek ta augimo mąstysena iš tikrųjų yra mūsų viduje, kiek iš tikrųjų jinai yra mūsų viduje, kiek mes iš tikrųjų ją vadovaujamės, ar tik tai deklaruojam, kad mes ją vadovaujamės. Tai vat, man atrodo, čia yra vienas iš tų dalykų, kas vakarų kultūrose ir universitetuose labai stipriai įdiegiama, ir jau žmonės ateina su augimo mąstysena. O mūsųse, aš manau, mes apie augimo mąstyseną kalbam per mažai. Mes ją nuvertinam, mes prisidengiam, kad jau mes ją turim, pas mus čia viskas įdėkta, bet tiesą pasakius, kiek esu susidūrus, tai turbūt dažniau matau priešingai. Tai vat, man atrodo, ta augimo mąstysenos nebuvimas ir nekalbėjimas apie tai, kas tai yra sąlygo, tai, kad žmonės nenori mokytis. O kitas dalykas, aš visgi pritariu Rūtai, kad bendrai žmonės nori mokytis, jeigu juos teisingai pakreipi ir sudėlioji visą kontekstą taip, kad juos tiesiog pakreipi tą linkmę, ar ne? Ir dabar ten yra tas nudging, ar ne, politika, viešoje politikoje reiškia, kaip kreipti žmonių elgesį, tai man atrodo, tas galioja labai daug kur. Tai kitas dalykas, ko mums trūksta, tai vat, net ir šitoj diskusijai mes kalbam apie mokymų funkciją. Ir jeigu mes paimam mokymus tiesiog kaip patį savaime mums reikalingą reiškinį, kaip galutinį tikslą, tada tikrai labai sunku prisiversti, nes žmonės ateina dirbti, jie ateina darbo daryti, jie nori gerai dirbti, jie nori būti efektyvūs. Kuo čia mokymai susiję? Tai vat, kai mes į mokymų funkciją žiūrim taip siaurai ir sakom, va čia mokymų funkcija, tada turim sunkumų su motyvacija žmonių mokytis ir visa kita. Ir man atrodo, kad
mūsų mokymų funkcijos yra per siaurai dabar supozicionuotos, jos turėtų kalbėti apie veiklos efektyvumą, jos turėtų būti veiklos konsultantai, jos turėtų kalbėti apie organizacijos vystymą, kokiu būdu mes tai darom. Ir mokymai yra tik viena dedamoji iš viso to, kaip mes vystom šitą organizaciją. Bet jeigu mes mokymų funkciją susiaurinam iki mokymų renginių organizatorių, tai tada turim tokią situaciją, kokią turim. Ir vat, irgi webinarė, kurį vedžiau prieš keletą dienų, aš manau, kad mūsų mums kalba kiša koją. Mes neturime lietuvių kalboj vertimo L&D. Užsienio literatūroje mokymų funkcija visur yra vadinama L&D, Learning and Development. Mes lietuvių kalboje susiaurinam visą tai iki mokymų ir mes neturim net tokio termino L&D vertimo. Tai aš labai noriu paskatinti, pakviesti visus, kas klauso šitą diskusiją, keiskim mąstyseną, keiskim savo kalbą ir apie mokymus kalbėkim plačiau. Ir, nežinau, aš tai siūlau terminą mokymų ir organizacijos vystymo funkcija. Tai galėtų būti MOV ar kažkas tai tokio, bet žodžiu, aš manau, kad mums reikia išrasti tą terminą ir nustoti apie mokymus kalbėti taip siaurai, kaip apie mokymų renginį, o kalbėti apie organizacijos vystymą. Tai aš 100% irgi palaikau Agnės poziciją ir čia gal taip dar pildomas žibalo į ugnį irgi sakyčiau, kad net pačioj HR pozicijų kontekste, ar ne, vis dėlto mes suprantam ir šiek tiek kvestionuočiau ir to tyrimo skaičius, kiek ten tų eurų per galvą mes turėtumėm skirti vidutiniškai žmogui. Mano esminis momentas yra, kad mes neturim bukai žiūrėti į situaciją, kad dabar mes turim išleisti 1000 eurų per žmogų organizacijoje, ar ne, nes čia yra lyg ir tam tikras rinkos benchmarkas. Aš visų pirma kvestionuočiau, o tai ką mes norim pasiekti su ta investicija, nes mes labai dažnai HR roliai būdami pamirštam, kad vis dėlto didžiąją dalim tai yra verslo organizacijos, kurios siekia tam tikrų savo tikslų ir rezultatų. Ir šitoj vietoj mano požiūriu, tada mes galim kvestionuoti formas, ar tai yra asmeninis augimas, ar tai yra, nežinau, kažkoks tai darbo vietoje ugdymasis ir augimas, ar tai galų gale straightforward mokymai, ar tai dar kažkas. Bet visų pirma, mes turim suprasti kontekstą. Ir čia, man atrodo, kas tikrai nepasikeitė per 20 metų arba pasikeitė labai nedaug, kad tas antagonistinis vektorius, ar ne, tarp CEO ir HR žmogaus jis yra išlikęs. HR visą laiką vis dar, čia aš labai nepopuliarus dabar būsiu, bet... Kadangi čia HR nėra, tai viskas gerai, būkit. Bet dirbdama su strategija, aš visą laiką matau, kad neretai HR funkcijos žmonės, jie žiūri į tai, kaip man turėti didesnį biudžetą ir duoti kažko daugiau žmonėm. Ar ne? Bet o dėl ko? Kokia yra ROI, kokia yra to grąža, kaip tai koreliuoja su mūsų strategija, su mūsų įmonės rezultatais, su mūsų konkurencingumu rinkoje. Ir tada, čia duosiu net primityvų pavyzdį, kartais HR žmonės jie sako, paleidom veiklos vertinimo procesą. Atidaviau formas vadovam, žingsniai yra tokie, dabar jūs darykit. O kokį turinį jūs įdedat į tai? O kokie ten tie tikslai formuluojami žmonėm? O kaip mes juos nukaskaduojam? O kaip mes juos monitoruojam? Ir laido gale turim tai, ką norim turėti. Ir va čia, man atrodo, kad šitoje vietoje mes 100% turim kalbėti apie tikslų kryptingumą L&D kontekste, kaip mes norim transformuoti organizaciją, transformuoti mūsų žmonės arba įgyti reikiamų įgūdžių, kad mes būtumėm konkurencingi ir pasiektumėm mūsų verslo misiją arba tikslus. Ne? Ir kartais, čia ta vieta man jinai truputėlį nekoreliuoja su biudžetais, su formom ir kartais mes tiesiog duodam žmonėm, nes taip reikia, bet nekvestionuojam to esminio. Bet čia, žinok, Lietuvoje šitą mindsetą daug pastebiu, čia ne tik apie HR kalbant bendrai, kad žmonės daro kažką iš įpročio, o ne dėl tikslo. Ir mano toks būtų retorinis klausimas, kaip sakant, išmetant kamuoliuką į orą, žinai, kiek HR vadovų sėdi įmonės strategijos formavime. Iš mano matymo nedaug. Tai mūsų sėdi. Ir tarkim, šitoje vietoje yra, kitas dalykas, HR visą laiką, žinai, irgi čia, ką Agnė tu sakėjai apie tą susiaurinimą, žinai, tai HR irgi, kai visą laiką vardini HR, reikia nepamiršti, kad HR dvi funkcijos, kuri yra HRA ir HRD, ir jos yra kardinaliai skirtingos visiškai.
Ir jeigu tu susakai HR, tai tu nesusikalbėti su kitu kartais negali, nes, pavyzdžiui, jeigu jie daro tik HR, tai jie net nežino, kad ana pusė dalyvauja, žinai, nes gerai, eterių galim paaiškinti, HR yra administravimas, realiai pasamdymas, ten atranka, popierizmai ten ir taip toliau, o HRD yra būtent žmogiškųjų išteklių ugdymas, žmonių vystimas, tiek strateginis mąstymas, kokius žmonės mes turim samdyti, kaip mes juos turim ugdyti, o kurios gal reikia paleisti dėl pasikeitusių, žinai, aplinkybių ar kažko kitko. Ir dar vieną mikro repliką, bet aš kadangi toks esu labai skaičių žmogus iš IT ir matematikos pasaulio ateinu, tai šiaip veiklos vertinimas yra žiauriai geras dalykas. Su sąlyga, kad tu tos duomenis po to atgal susirinki ir tu žiūri. Nes jeigu tu tik tai paleidai kaip procesą ir palikai, tai čia yra waste of time ir čia yra nereikalingas. Gerai, kažką duos, bet tikrai netiek, kiek galėtų. Bet jeigu po to HR'as gauna atgal duomenis, gauna kiekybiškai ir skaičiais įvertintus, va čia žiūrėk, veiklos performances geras, čia blogas, čia vidutiniškai geras ir taip toliau. Ir skaičiais tu tą gali laikę trekinti ir matyti dinamiką ir progresą. Ir pagal tai tada jau dėlioti personalizuotus ugdymo planus ir taip toliau, kad tą rodiklius atversti, čia yra super dalykas. Bet HR-as turi suvokti, kad čia ne proceso atidavimas, bet realiai čia yra tik tai, aš čia dabar šitą pradėsiu matuoti, jūs darysit, grąžinsit man šitus duomenis ir tada žiūrėsim, ką strategiškai daryti su įmonės mastu. Bet aš irgi čia pareplikuosiu, mes taip darom savo įmonėje, tikrai pasiima tus duomenis ir tada suprantame, kad vis dėlto turime grįžti prie to ir galvoti, ko reikia ne žmonėm, ko jie nori, bet ko reikia įmonėje. Nes žmonės veiklos vertinime prisirašo labai įdomių tikslų, jie galvodami apie savo personalinę karjerą, apie save, apie savo asmeninį augimą ir labai retai susiję tai su įmonės tikslais, ko iš tikrųjų reikia įmonėje. Ir, sakau, finale mes matome, kad, nežinau, pusė įmonės reikia ten kažkokių Excel basic mokymų, o įmonė tuo tarpu nebesinaudoja Exceliu. Mes ten, nežinau, naudojamės viską Power BI. Tai gaunasi toksai truputėlį, atotrukis ir vis dėlto reikia susirinkti, pasimti duomenis, bet reikia vis tiek juos kritiškai vertinti ir pagalvoti, tai ko iš tikrųjų reikia įmonei ir kokius, nežinau, žmonės mes norime turėti, nežinau, po metų, 2-3. 100% pritariu, žinai. Iš tikrųjų, aš irgi labai dažnai kalbu apie tai, kad, žiūrėkit, žmogaus tikslas, ugdymo planas yra viskas valio ir jį tikrai reikia klausyti ir jis yra svarbu, bet jis turi būti align su įmonės. Nes aš pavyzdį, sakau, mūsų įmonėje naudoju, kad, žinai, išmoktų mintinai. Jeigu tu nori išmokti pilotuoti oro balioną, sorry, wrong place. Nepaaišnai. Žiauriai geras dalykas, gražiai tie balionai skrenda ir taip toliau. Nežinau, kaip jie vairuojasi, nėra vairo, man tai keista, žinai, transporto priemonės man tik su vairu, atrodo, gali vairuotis. Tai jie aplinkybėm vairuoja, šitą balioną. Ir įdomus kaip dalykas, žinai, bet čia yra ne ta vieta, ko mes mokysim. Ir jeigu tu nori išmokti oro balionui skraidyti, eini kažkur kitur, žinai, arba darai kažką kitą, arba laisvalaikiu kitą dalyką darai. Bet realiai įmonėje mums reikia, nežinau, mokėjimo naudotis gerai dirbtinio intelekto efektyviai ir žinot, kaip neužsirauti ant cyber security kokio nors rizikų. Tai šitus dalykus mes tikrai ugdysim. Ir tada tas turi visą laiką būti alignment, žinai, kad žmogaus augimo tikslai turi būti in sync su įmonė. Nes tada tu gali tikrai investuoti daug pinigų į tą augdymą ir jisai duos grąžą. Nes jeigu tu žiūrėsi tai kaip į benefitą, tai tu gali duoti kelius šimtus eurų oro baliono skraidimo pamokam, bet įmonė iš to, gerai, bus šiek tiek geresnis pasitenkinimas, bet realiai ugdymo prasme tai didelės vertės neduos. Ja, ir čia labai geras kampas yra, kad iš tikrųjų paskutiniam laikotarpį, kur mes turėjom pakankamai įtemptą situaciją darbo rinkoje, darbdavio nenaudai, ar ne, tai buvo atsiradusi tam tikra tendencija, kad, iš tikrųjų mes darom viską, ar ne, kad tą darbuotoją pritraukti, išlaikyti ir tada tas duonos ir žaidimų spektras, jisai ten jau nuo ofiso aplinkos iki kažko ir tada vėlgi L&D įrankiai lygiai taip pat pradėjo tarnauti tik tai tam, kad mes to žmonės turėtumėm, ar ne, nebeatlikdami tiesiog ne savo funkcijos, ar ne, kad ten aš turiu kažką išugdyti, ne, bet duokim kažkokių įdomesnių mokymų. Jau jie tą turėjo. Tai kuo čia dar nustebinti mūsų komandą? Ar ne? Tai tas reiškia, kad iš esmės pati misija, ar ne, jinai tapo šiek tiek iškreipta dėl darbo rinkos irgi situacijos, ar ne? Kito tarpu, jeigu mes paimtumėm tą pačią amerikietišką kultūrą, ar ne, tai ten nepriklausomai nuo to, ar tu esi vienaragis ar ne, ateik ir parodyk, ką tu gali.
tai yra vienintelė žinutė, ar ne, okei, tu matai savo metinį atlyginimą, tu pretenduoji iš tą poziciją, bet tas kamuoliukas yra tavo pusėje, ar ne, kad tu turėk tuos įgūdžius arba rodyk iniciatyvą, kokių tau reikia, kad tu pasiektum tokius tikslus ir rezultatus. Pas mus kartais tas yra šiek tiek apsivertę, kad lik ir darbdavys dabar čia tave turi užauginti, darbdavys turi tave padaryti vienokį ir kitokį, bet labai pritariu jo, kad tada asmeninė iniciatyva, tada galbūt jo noras, kad viskas būtų sukramtyta, jis yra labai, labai stiprus pas mus, ar ne, kad kaip čia man užaugti be pastangų. Čia Lietuvos rinkos turbūt toks, kaip sakant, nedžiaugsmas, dėl to, kad mes esame mažas kaimas ir tikrai talentų pūlas yra labai mažas, tai natūraliai to kažkiek tikrai bus, bet tada pasidaro labai svarbi komunikacija ir aiškinimas. Tarsime, jeigu žmogus suvoks ir supras, tai bus ok, ta prasme, jisai mokysi, žinai, bet to by default alkanumo konkurencijos Lietuvoje yra labai labai mažai. Ir palyginus, tarkim, mes turim kokį Egiptas, Vietnamas, ta pati Lenkija, kaiminystė, žinai. Lenkija dėl to, kad jinai daug didesnė rinka, natūraliai yra daug didesnė konkurencija tarp žmonių ir jie natūraliai yra daug alkanesni ir daugiau stengiasi ir jie galvoja, okei, tai kaip aš dabar galiu tapti geresniu. Aš jau nekalbu apie Vietnamą ir Tailandą, kur yra pasirinkimas, žinai, arba, Vietnamą, pavyzdžiui, žinai, arba tu auginsi ryžius, arba tu būsi programuotojas. Tarsi atlyginimų skirtumas bus, nežinau, 50 kartų, 100 kartų. Tai dabar šiuo atveju kaip pavyzdys, žinai, tai ten alkanumas ir noras įdėti pastangas yra visiškai kito lygio. Tas pats Egiptas, žinai, tai arba ten, žiūrėsi į saulę dykumoje sėdėdama, žinai, kepsi blyną ant kaukučio, kaip sakant, kupranugario, žinai, arba eisi kažką daryti aukštesnės vertės darbą. Ir jie turi tą privalumą, žinai, bet šitoje vietoje mes tik galim norėti Lietuvoje. Aišku, dabar, kadangi pasikeitė ta rinkos situacija, tai alkanumas tarp žmonių tikrai didėja, bet čia tik tai, kaip sakant, būtų gerai, bet Lietuvoje teks tikrai daug įdėti tos pastangos. Daug įdėti pastangos ir taip visiškai užbaigiant šitą mintį, tai aš dar sakyčiau irgi, kad kai mes kalbam apie tą pačią mokymų rinką, kai mes kalbam apie Lietuvą, mes turim suprasti, kad jinai nėra homogeninė. Tai reiškia, kad jinai yra labai fragmentuota. Ir tada, jeigu mes ten taip pat išsaperuotumėm, ar ne, vienaragių arba progresyvių įmonių kontekstą, mes matytumėm dar daug kitos Lietuvos, ar ne, ir tada grįžtant prie konkurencijos, jeigu mes paimam periferiją, tai, nežinau, man toks jausmas, kad jeigu tu esi lokalus verslas, ar ne, kur yra labai stiprus tas, nežinau, pažinčių, tarpusavio žmonių ryšio networkingas, tu esi eilinis servisas X miestelyje. Kokia ten konkurencija? Taigi visi žino, kad aš pas Tomą remontuosiu savo tą mašiną, ar ne? Tai tada kalbėti apie kažkokį tai įmonės konkurencingumą, jeigu tu neturi ambicijų, ar ne, ir tu tiesiog esi regioninis verslas, apie investicijų į žmonės, apie jų kažkokį tai mokymą. Viskas yra gerai, tai niekur daryti nereikia. Tai ir aš, čia net nenoriu klijuoti etiketės, ar tai gerai, ar blogai, bet tai tada, tas toks labiau ugdymo mokymosi kontekstas, jisai gal irgi nusispalvina kitom spalvom, nes, tai gal ir tikrai nereikia. Aš manau, žinau, kol nėra konkurencijos, tol nereikia. Iš tikrųjų nereikia, nes tarsi, kol ten Petriukas turi servisą ir viskas ten remontuoja, ar Tomas, kaip tu sakai, žinai, turi servisą, viskas good. Bet žinok, jeigu Juozas pasidarys servisą ir jis truputėlį geriau darys, Tomui ragas, šakės, bankrotas, žinai, tada jis pradės mąstyti. Taip. Aš tai noriu dar sureaguoti apie tą, kaip čia pasakyti, nežinau, ar mes tą pirštinę į Čaro pusėje, kadangi pačiai teko nemažai metų praleisti toj roliai, tai šiaip norisi sureaguoti, kad, matyt, visko ten nutinka, bet tie komentarai, ar ne, kad kartais tiesiog reikia biudžeto dėl biudžeto, ar ne, arba ten nedalyvavom strategijoje. Tai, turbūt realybė yra truputėlį įvairesnė negu tik tai tokie juoda balta. Nes labai dažnai, vienas dalykas, jeigu mes deklaruojam, kad mes turime norą investuoti į darbuotojų ugdymą, tai padėkime pinigus ten, kur yra burna, ar ne, ten angliškas posakis labai geras yra. Tai tu negali ugdyti neturėdamas nieko, ar ne, ir man atrodo tiesiog, ką ir iliustruoja šitą šiandieninę situaciją, kad vidiniai mokymų žmonės tiesiog dirba su tuo, ką turi ir daro tai, ką gali geriausiai.
Ir tai nebūtinai yra, kad vat, biudžetas yra tikslas savaime, tai tarsi toksai, nu, man atrodo, dvipusis kelias yra, kur, ar ne, jeigu HR'as neprašys to biudžeto, tai jis ir neatsiras iš niekur. O kita vertus, nu, žodžiu, reikia susikalbėti ir pagrysti, kad to biudžeto ne dėl jo paties reikia, o todėl, kad tai atneš kažkokią naudą ir mokėti tą naudą iš tikrųjų ir atnešti į organizaciją. Tai čia yra toksai truputėlį dvipusis. Dėl buvimo strateginiam lygmenį, tai man atrodo, tas keičiasi, bent jau aš tai tikrai žinau nemažai organizacijų, kur HR-ai yra valdybose ir dalyvauja ir tikrai mato visą organizacijos vaizdą ir tikrai stipriai prisideda prie kultūros formavimo ir darbo su vadovais ir taip toliau. Tai man atrodo, kad čia tikrai yra pokytis, ko tikrai dar trūksta, tai vat, to strategiškumo mokymų ir organizacijos vystymo dalyje, nes jeigu mes kalbant bendrai apie žmonės ir kultūrą organizacijose, mes galvojam, kaip mes juos pritrauksim, kaip mes juos išlaikysim, tai tokio strateginio požiūrio, kaip mes juos ugdysim, šiandien nėra. Ir čia irgi yra vienas iš klausimų, ką mes klausėme tyrime. Mes klausėme, kiek organizacijų yra nusimatę ten ilgalaikę mokymų strategiją ar ne. Ir labai mažai, 1/3 tik tai gali to pasigirti. 2/3 sako, ne, mes 1 metų rėmė orientuojamės. Ir čia nežinau, ar tai yra vien tik tai dėl to, kad vat, nu, kažkas ten iš HR nesupranta, ar iš mokymų funkcijos nesupranta, kad to reikia. Aš manau, kad vėlgi čia yra dvipusis, nes jeigu aš ateisiu pas vadovą ir sakysiu, dabar mes susitarkim, dabar tu man pasakyk, kokia organizacijos kryptis yra 3 metus, 5 metus į priekį, kad aš tau galėčiau sudėlioti, kokių įgūdžių mums reikės. Ne kiekvienas vadovas gali tą padaryti. Ir paklausiu šitą klausimą, dažniau negausi atsakymo, negu jį gausi. Tai man atrodo, kad čia nereikia taip suabsoliutinti, kad va čia, žodžiu, visada yra dvi pusės ir dažnai ir vadovams yra sunku atsakyti į ilgalaikius strateginius klausimus, reikia tam skirti laiko, o tipiškai dega viskas, reikėjo vakar, tai... Bet žinok, aš vieną iš priežasčių, dėl ko aš sakiau, kad HR-as turi sėdėti strategijos formavimą būtent dėl to. Nes kai tu dėlioji strategiją, tai tarkim vis tiek tu visą laiką žiūri viziją, į ką tu nori su to įmonė padaryti, kokią tu nori suformuoti, matai, kas vyksta rinkoje, visi mato, visi gali contributinti. Ir tada, kai tu dėlioji, okay, čia vat, mūsų yra 3 metų strategija, čia yra mūsų šių metų strategija, tai tada HR'as dalyvaudamas visame to formavime jis žino ir mato paveiksliuką. Ir čia, žinai, vat ateit pas vadovą ir sakyti, nu tai žiūrėk, pasakyk tiksliai, kas čia bus po 5 metų. Nu, ką aš žinau, kas čia bus po 5 metų. Bet jeigu mes visi susitarėm, okei, mes keliam kelias hipotezes, ne, turėtų būti taip, mes važiuojam šitą kryptimį. Visi kartu sutarėm ir visi vienodą kryptimį važiuojam. Tai jeigu ir po to reikės kažkur pasikoreguoti, jeigu tikėtina, tai tavarsime čia nebus problemų. Bet visą didelį paveiksliuką, į kur mes keliavam, ko mums reikia, kokių mums išteklių reikia, kaip mes turėsim finansus valdyti, kokių mums žmonių reikės ir taip toliau. Tarsi šitas visas jau yra, nu, kaip mūsų kraujyje, nereikia eiti pasiklausti tai, ką mes čia veikiam. Aš, kadangi irgi ten įpyliau šito žibalo į tą HR lauką, tai labai noriu grįžti prie vienos minties, kurią Agnė išsakė. Tai aš irgi matau, kad čia ta, kaip čia, lazda turi 2 galus. Nes vienok mes galim sakyti, kad HR-as jisai žiūri labai funkciškai ir ne, į organizacijos tikslus ir į strategiją, galvodamas tik tai apie tam tikras formas, kaip ten mokymai, nu tai gerai pasidarysim įstraukimo tyrimą, nu tai paleisim ten dar kažką. Bet iš kitos pusės, čia jau matyt vadovų pusėje ir net tas žibulas, kad vadovai dažnai, nu, taip pat žaisdami ir ne savo veikloje ir toj smėlio dėžėjai, dažnai žiūri tik tai į skaičius, į rezultatus, į pasiekimus ir tada, kai atsiranda žodis žmonės, tai labai lengva tą kamuoliuką numesti į HR departamentą, į HR skyrių ir pasakyti, kad, nu žiūrėkit, tai jūs ten ir susitvarkykit, padarykit, kad čia tos kaitos nebūtų, tai padarykit, kad ten viską mokėtų, nes man biudžeto reikia tokių skaičių, ne? Tai taip tariant, čia yra tas noras arba vengimas, ar ne, neprisimti tos atsakomybės, kad nu tai mes visi kartu, mes kaip žmonės, kaip organizacija ir sukuriam tą rezultatą, ar tas reiškia, kad tada nuo mano kaip CEO ar CFO ar ten, nežinau, COO pastangų priklauso, kaip mes visi kartu tą padarysim, ar ne? Tai tas jisai yra ir istoriškai, jeigu žiūrėti, ar ne, tai iš viso, jeigu mes vėlgi grįžtumėm į tuos gūdžius laikus, tai, nu tai taip, tai ten tuo metu
buvo dar ir tų kadrų skyrius, ar ne, tų pavadinimų, kurie ten paskui kažkaip transformavosi į va tuos gražius žodžius, kuriuos čia mes minėjom. Bet tas yra išlikę, kad susitvarkykim, ką liepia įstatymas, ar ne, susitvarkykim ir gerai, tada jeigu čia mums gerai sekasi, tai duokim čia tų saldainių per tos mokymus ar per dar kažką. Ne? Bet čia irgi taip šiek tiek tirštinus spalvas, bet čia gal tik tai tas leitmotyvas, kad 100% tai nėra tik tai HR-o ar ne pločio klausimas, bet vis dėlto tai yra ir pačių vadovų kartais nenoras prisimti darbuotojų ūkdymo, jų įtraukimo, jų mokymo, padarimo, kad mes visi kartu siektumėm ir atneštumėm tą rezultatą, ar ne, kažkokiam ten formom, kurios yra. Sakyčiau, kokie 80% priklauso nuo vadovo. Realiai, jeigu vadovas tikrai dirba su žmonėms, jisai, aišku, jūs turi turėti gebėjimus ir matyti ir potencialą, ir problemas, tada tikrai žmogus gauna labai gerą aplinką augti. Nes jeigu, tarkim, ateis mokymo L&D, žmonės ir sakys, važiuok, dabar mes čia norim kažką trūkti, bet realiai ten viskas važiuos priešingai, arba nebus suporto, ar atvirkščiai sakys, kur čia man čia gaišti laiką. Eiktų man čia daryti valandas produktyvės, žinai. Tai ten nieko nebus. Tai iš tikrųjų vadovas, ir iš kitos pusės žiūrint, jeigu yra geras vadovas, kuris ugdys žmonės ir padės, tai realiai be L&D žmonių tarsi bus galima padaryti dalykų. Aš neskau, kad jų nereikia, žinai, nes tarsi vadovas tada sprog, žinai, viską darydamas pats, bet iš esmės čia, aš manau, yra toksai raktas. Man atrodo, daugiau negu akivaizdu, kad kiekvienos pozicijos žmogus turi ką padaryti dėl to, kad visas tai judėtų, tas traukinys greičiau ir geriau. L&D. Ir mes tik, man atrodo, čia užkabinom tik mažiukus dalykus, bet, kaip ir čia, 4-5 nepažįstame, iš esmės žmonės surinko apie tą pačią temą, kalbame skirtingų kampų ir kiek jau daug naudos, tai man atrodo, turim ties ko su mokymais ties ko padirbėti, tai padirbėkim. Sutarta.